Dabar mes darysime eksperimentą iš šitos knygos. Čia yra jos viršelis. Eksperimentą darysim iš 22 puslapio. Čia turim 3 stiklinės. Viename yra paprastas vanduo, kitame acto tirpalas, o kitame sodos tirpalas. Čia mes turim raudongūžio nuplikytą raudongūžio kopūstą. Mes jį įpilsime į šitą stiklinę. Turime tamsiai mėlynos spalvos skystį. Dabar šitą stiklinę įpilsim į šitas 3 stiklinės, kurias aš išvardinau. Čia yra paprastas vanduo, čia yra acto tirpalas, o čia yra sodros tirpalas. Sodas. Dabar žiūrim. Truputį. Stop. Į kitą. Palauk, ne taip. Irgi iš šono. Nufilmuoji. Stop. Į trečią. Stop. Taigi, kas čia gavosi? Pirmajam skysti yra violetinė, antram jam yra raudona, o trečiajam yra žalia. Parodyk prieš šviesą, kad tai yra tamsiai žalia. Tamsiai žalia tai yra. Man matos. Truputį matos. Neišjungta. Tai dabar, kadangi mums žalias sodos vanduo nelabai pavyko, tai mėginsime dar kartą. Įdedam sodas. Ir dar truputėlį. Dabar įpilsim vandens. Paprasto vandens. Pusę stiklinės. Nu, čia ne pusė, bet bus gerai. Dabar reikia mums išmaišyti sodą su vandeniu. Jau. Taigi, dabar prasukau, kad nereikėtų jums laukti, kol išmaišysiu. Dabar šitą stiklinę. Gerai. Dabar pamėginsim mažiau įpilti į sodą. Iš anos pusės. Na, šį kartą gal labiau žalia gavosi. Na, šį kartą jau geriau žalia pasigavo. Ta pakelk. Stabdyk. O raudona, tai iš vis atrodo kaip rožinė prieš visos. O violetinė, nu kaip violetinė ir tai labiau panašiai mėlyna. Gerai. Tai vat, dabar mūsų eksperimentas su žalmiu nelabai pavyko, bet užtat su raudonu geriausiai, man rodos, pavyko. Taigi su jumis buvau aš, Jūris Galvosas. Laukite mano naujo video blogo. Čia yra, kaip sakiau, raudon kopūstis. Tai čia tas kopūstas. Nors jums šitas dalykas nelabai rūpi, nu bet parodžiau. Nu dabar paragausim, ar skanus jisai iš vis. Liuks iš kažko.